Mes visi esame skirtingi ir tai nuostabu. Ar kada nors susimąstėte, kokie mes visi esame skirtingi? Vaikai, pagalvokite, ar mes visi mėgstame tuos pačius dalykus? Ar visiems vienodai gerai sekasi dainuoti, piešti ar bėgti? Tikrai ne. Vieni mėgsta sportuoti, kiti skaityti knygas. Vieni greitai sudeda skaičius galvoje, o kitiems padeda pieštukai ar pirštukai. Ir tai yra visiškai normalu. Kartais kai kurie dalykai vieniems sekasi lengvai, o kitiems sunkiau. Bet tai nereiškia, kad jų negalime išmokti. Įsivaizduokite vaiką, kuriam sunku sudėti 2 + 3, kai jis mato tik skaičius. Bet jei jis paima 2 pieštukus, tada dar 3, suskaičiuoja ir gauna tą patį atsakymą kaip ir mes. Ar tai nėra laimėjimas? Ta pačią matematiką galime pažinti skirtingais būdais ir tai veikia ne tik matematikoje, bet ir kituose dalykuose. Kiekvienas iš mūsų turi savo kelią, kaip mokytis ir suprasti pasaulį. Ir visi būdai yra geri, jei jie padeda mums pasiekti tikslą. Taigi, kai kažkas sekasi sunkiau, nepamirškite, jūs galite rasti savo būdą ir pasiekti sėkmę. Pagalvokime apie mūsų skirtumus. Vieni labai greitai bėga. Pakelkite ranką, kas mokate labai greitai bėgti. Kiti puikiai dainuoja. O kas mokate puikiai dainuoti? Dar kiti moka ir gali išspręsti sudėtingus galvosūkius. O jūs ar galite išspręsti sudėtingus galvosūkius ar įminti mįsles? Kiekvienas žmogus turi savo stiprybės ir dalykus, kurie jam gali būti sudėtingesni. Kai kuriems žmonėms sunkumus sukelia negalia ar tam tikras sutrikimas. Nepaisant to, jie kaip ir visi kiti siekia savo tikslų, mėgaujasi gyvenimu ir atranda būdus, kaip įveikti iššūkius. Prisiminkime, kokios būna negalios ir kaip žmonės su jomis gyvena. Kokias negalias žinote jūs? Pakelkite rankytę ir palaukite, kol mokytoja paklaus. Tikiu, kad turite ką pasakyti. Kiek jūs daug žinote, šaunuoliai? Dabar pažvelkite į paveikslėlį ir pagalvokite, su kokiais sunkumais susiduria čia pavaizduoti žmonės. Pakelkite rankytę ir palaukite, kol mokytoja jūsų paklaus. Čia pavaizduota judėjimo negalia. Kai kuriems žmonėms gali būti sunku vaikščioti, judėti ar naudoti rankas taip, kaip daugeliui kitų. Kai kurie naudojasi vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais ar kitomis priemonėmis, padedančiomis jiems judėti. Kaip manote, ar šie žmonės gali sportuoti, šokti ir užsiimti tomis pačiomis veiklomis kaip ir mes? Daugybė žmonių su judėjimo negalia tampa sportininkais, šokėjais, menininkais ar mokslininkais. Norėčiau jums parodyti keletą pavyzdžių, kaip žmonės, nepaisant savo negalios, siekia savo tikslų ir tampa puikiais savo pasirinktose srityse. Pažvelkite į pirmus pavyzdžius. Šie žmonės neturi kojos, bet ar tai trukdo jiems šokti? Have changed the way I feel.
the way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. Kitas ir be galo gražus pavyzdys – vaikinas, kuris neturi rankų ir groja būgnais. Vietoj rankų jis naudoja savo kojas. Manote, ar jis grojo labai gražiai? Ar jūs mokėtumėte taip? Ar žmonės, kurie juda vežimėlio pagalba, gali žaisti krepšinį? Žinoma, jie tikrai gali. Žmonės, kurie negali vaikščioti, sėdi sportiniuose vežimėliuose ir žaidžia krepšinį taip, kaip ir visi kiti. Jie perduoda kamuolį ir meta į krepšį. Tai labai įdomus ir įtemptas žaidimas, kuriame reikia daug jėgos ir ištvermės. Bet jie gali žaisti ne tik krepšinį. Žmonės, turintys negalią, sportuoja ir dalyvauja įvairiuose rungtyse. Tam yra net specialios varžybos, vadinamos parolimpinėmis žaidynėmis. O kas yra parolimpinės žaidynės? Tai sporto varžybos, kuriuose dalyvauja žmonės su negale iš viso pasaulio. Jos vyksta kas 4 metus, taip pat kaip ir įprastos olimpinės žaidynės. Sportininkai rodo savo stiprybę, ryžtą, sunkaus darbo vaisius ir talentą, o jų pasiekimai įkvepia visus. Tai primena mums, kad visi gali sportuoti ir siekti savo tikslų, net jei jų kelias yra šiek tiek kitoks. Svarbiausia – noras, užsispyrimas ir tikėjimas savimi. Pažvelkite į paveikslėlį. Kaip manote, su kokiais sunkumais susiduria čia pavaizduoti žmonės? Čia buvo pavaizduotas klausos sutrikimas ar negalia. Kai kurie žmonės gimsta negirdėdami arba praranda klausą. Jie gali naudoti klausos aparatus arba išmokti gestų kalbą, kad galėtų bendrauti su kitais. Ar klausa yra vienintelis būdas suprasti pasaulį? Ne, šie žmonės dažnai labai gerai mato, jaučia vibracijas, todėl gali užsiimti tokia pat veikla kaip ir mes. Vaikai, ar kada susimąstėte, kaip žmonės, kurie negirdi, gali kalbėtis tarpusavyje? Jie tam naudoja gestų kalbą. Gestų kalba – tai ypatingas būdas bendrauti rankomis, pirštais, veido išraiškomis ir net kūno judesiais. Kiekvienas žodis ar mintis gali būti išreiškiama tam tikrų gestų. Kaip mes galime jiems padėti? Mes galime nemokėti gestų kalbos, bet vis tiek galime bendrauti. Žmonės, kurie negirdi, gali rašyti ir skaityti, kaip ir visi kiti. Todėl, jei norime su jais pasikalbėti, galime užrašyti savo mintis ir klausimus. Jie taip pat gali mums atsakyti raštu.
Svarbiausia – noras bendrauti. Net jei nemokame gestų kalbos, galime susikalbėti rašydami, rodydami ar net piešdami. O svarbiausia – būti draugiškiems ir kantriems. Kaip atrodo gestų kalba? Kiekvienas judesys turi savo reikšmę. Pažvelkite į šį įrašą. Yra žmonių, kurie atlieka labai svarbų darbą, kad visi galėtų mėgautis tais pačiais dalykais, bet jiems tinkamais būdais. Mes dažnai žiūrime filmukus ir klausome pasakų. Ar žinote, kad žmonės, kurie negirdi, taip pat gali mėgautis pasakomis? Štai puikus pavyzdys. Pasaka sekama gestų kalba. Kiekvienas gestas atspindi tam tikrą žodį, todėl stebėdami rankų judesius, mimiką ar kūno kalbą, žmonės, kurie negirdi, gali skaityti pasakas savo akimis. Tai nuostabu, ar ne? Tokiu būdu visi galime atrasti pasakų pasaulį, tiek jas girdėdami, tiek jas matydami. Kartą liūtas žvėrių karalius susišaukė visus gyvūnus. Susirinko žvėrys, dideli ir maži, tik lapė neatėjo. Ji po mišką risnojo, grobio savo ieškojo. Žvėrims atsibodo lapės išdaigos. Pakėlė jie baisų triukšmą ir ėmė skųsti ją liūtui. Tasai užpyko ant lapės ir įsakė atvesti į teismą. Bendraudami su žmonėmis, kurie silpnai girdi arba negirdi, galime jiems padėti mus suprasti. Labai svarbu kalbėti aiškiai, nes jie dažnai stebi mūsų lūpas ir žiūrėdami į jas perskaito mūsų tariamus žodžius. Įsivaizduokite, kad mūsų lūpos tampa tarsi knyga, kurią galima perskaityti. Pavyzdžiui, kai sakome labas, žmogus mato, kaip juda mūsų lūpos ir iš to supranta, ką mes norime pasakyti. Keliaukime toliau. Su kokiais sunkumais susiduria čia pavaizduoti žmonės? Čia parodytas regos sutrikimas ir negalia. Kai kuriems žmonėms gali būti sunku matyti arba jie visiškai nemato. Tačiau tai nereiškia, kad jie negali keliauti, mokytis ar užsiimti mėgstamą veiklą. Jie dažnai turi išlavintą klausą, gerai jaučia aplinką ir naudojasi specialiais skaitymo būdais, pavyzdžiui, brailio raštu. Kai kurie neregiai tampa puikiais muzikantais, nes itin gerai girdi garsus ir melodijas. Ar kada susimąstėte, kaip žmonės, kurie nemato, gali skaityti knygas? Jie tam naudoja brailio raštą. Tai ypatingas raštas, kuriame raidės ir skaičiai užrašyti iškiliais taškeliais, kuriuos galima skaityti pirštais. Brailio raštą išrado jaunas berniukas vardu Liudvikas Brailis, kuris pats buvo neregys. Jis sukūrė šį raštą, kad žmonės negalintys matyti galėtų skaityti taip pat, kaip ir visi kiti. Brailio raštas padeda žmonėms su regėjimo negalia pažinti pasaulį, mokytis ir gyventi savarankiškai. Žmogus, kuris nemato, groja pianinu ir dainuoja. Tai tikras stebuklas, ar ne? Kai negalite matyti klavišų, turite rasti kitus būdus, kaip išmokti groti. Kiek užsispyrimo reikia, norint pasiekti tokius įspūdingus rezultatus? Tai rodo, kad nėra jokių ribų, kai turi noro ir atkaklumo. Jei žmogus su regėjimo negalia gali pasiekti tokį nuostabų pasiekimą, mes galime pasimokyti, kad nereikia bijoti siekti savo tikslų, nesvarbu, kokie jie būtų. Pažvelkite į šį pavyzdį. I sung a lot of songs and I made some bad rhymes. I've had
acting out my life in stages. 10,000 people watching. Pažvelkite į paveikslėlį. Kaip manote, su kokiais sunkumais susiduria čia pavaizduoti žmonės? Kiekvienas žmogus turi mažyčių dalelių, vadinamų chromosomomis, kurios nulemia, kaip mes atrodysime ir kaip veiks mūsų kūnas. Žmonės su Dauno sindromu turi vieną papildomą chromosomą. Tai ir daro juos šiek tiek kitokiais. Dauno sindromas nėra liga, todėl šie žmonės neserga. Jie tiesiog turi vieną papildomą chromosomą. Kartais žmonės gimsta šiek tiek kitokie. Jų kūnas veikia truputį kitaip, o veidas turi tam tikrų bruožų, dėl kurių jie atrodo ypatingi. Tai vadinama Dauno sindromu. Internete teko išgirsti labai gražų apibūdinimą, kad Dauno sindromą turintys žmonės yra lyginami su keturlapiais dobiliukais. Dauno sindromą galime palyginti su dobilo lapu. Įprastai dobilas turi 3 lapelius, tačiau kartais pasitaiko ir keturlapiai dobilai. Jie reti, bet ypatingi. Taip ir su Dauno sindromu. Šie atvejai būna reti, tačiau žmonės gimę su juo atneša daug džiaugsmo ir meilės, kaip ir retai randami keturlapiai dobilai. Tam tikrus dalykus žmonės su Dauno sindromu gali padaryti daug lengviau nei mes. Pavyzdžiui, padaryti virvutę ar špagatą. Dėl silpnesnių raumenų šiems vaikams sunku bėgti, eiti ar net rašyti, todėl jiems reikia daugiau laiko ir pastangų. Vaikai su Dauno sindromu gali lengvai suprasti, ką tu jiems sakai, tačiau kartais tau gali būti sunku suprasti juos. Tai yra dėl to, kad jų burnos forma yra šiek tiek kitokia nei tavo. Jie mokosi tų pačių dalykų kaip ir tu, tačiau kartais jiems prireikia daugiau laiko. Todėl šie vaikai kartais išeina mokytis atskirai su kitais mokytojais. Kaip gėlės sode, taip ir žmonės, visi skirtingi, bet visi nuostabūs. Kaip bendrauti su žmonėmis, kurie turi Dauno sindromą? Labai paprastai, draugiškai, su pagarba ir kantrybe. Jie mėgsta juokti, žaisti ir bendrauti, kaip ir visi kiti. Būk malonus. Šypsena ir draugiškas žodis visada padeda. Kalbėk aiškiai ir neskubėk. Jei žmogui sunku suprasti, ką sakai, tai duok jam daugiau laiko. Klausk, jei nežinai. Jei nesi tikras, kaip padėti, tiesiog paklausk. Žaisk ir leisk laiką kartu. Draugystė yra svarbiausia. Kuo ypatingi vaikai su Dauno sindromu? Jie dažnai labai draugiški, mėgsta bendrauti, apsikabinti. Taip pat jie yra kūrybiški, mėgsta piešti, šokti, dainuoti ir kurti įvairius darbus. Kantrūs ir atkaklūs. Jie gali išmokti visko, ko nori, jei gauna reikiamą pagalbą ir palaikymą. Keliaukime toliau. Su kokiais sunkumais susiduria čia pavaizduoti žmonės? Pakelkite rankas ir palaukite, kol mokytoja jūsų paklaus. Kokie įdomus jūsų atsakymai, bet leiskite man pasakyti, kokias negalias turi šie žmonės. Kartais negalios ir sunkumai gali būti nematomi. Ar kada nors matėte žmogų ir iš karto supratote, kad jam gali būti sunku mokytis, skaičiuoti, skaityti ar bendrauti? Tikriausiai ne. Kai kurios negalios ar sunkumai nėra matomi akimis. Nematoma negalia ar sunkumas – problema, kurios nepamatysi iš išorės, bet ji gali labai paveikti žmogaus kasdienį gyvenimą. Kai kuriems žmonėms gali būti sunku suprasti kitų jausmus, išreikšti savo emocijas ar susikaupti. Kartais sunkumai nėra matomi, jie yra girdimi.
Žmogui gali būti sunku aiškiai tarti tam tikrus garsus ar žodžius. Pavyzdžiui, kai kurie garsai, tokie kaip S, Š, R ar kiti gali būti tariami kitaip arba visai nepavyksta jų ištarti. Tai nereiškia, kad žmogus nemoka kalbėti ar nesupranta, ką nori pasakyti. Tiesiog jo burnos raumenys, liežuvis ar kiti kalbos organai dirba kitaip ir dėl to atsiranda šie sunkumai. Svarbu suprasti, kad šveplumas nedaro žmogaus mažiau protingų ar mažiau ypatingų. Tai tik viena iš daugelio žmogaus savybių, kaip pavyzdžiui, plaukų spalva ar akių forma. Jei kalbame su žmogumi, kuris švepluoja, turėtume būti kantrūs ir išklausyti jo minčių, nes svarbiausia yra ne tai, kaip jis kalba, o tai, ką jis nori pasakyti. Norėčiau jūs supažindinti su skaitymo sunkumais. Disleksija – tai yra sunkumas mokantis skaityti, rašyti ar suprasti parašytų žodžius. Žmonės turintys disleksiją gali matyti arba suprasti raides ir žodžius kitaip nei kiti. Pavyzdžiui, jiems gali būti sunku atskirti panašias raides kaip B ir D arba skaityti tekstą taip greitai kaip kiti. Tačiau disleksija neturi nieko bendro su žmogaus protu ar gebėjimais. Žmonės turintys disleksiją yra tokie pat protingi ir kūrybingi kaip ir visi kiti. Daugelis jų turi puikią vaizduotę, moka spręsti problemas ar kurti puikius dalykus. Tam tikri žmonės susiduria su sunkumais mokantis matematikos. Pavyzdžiui, žmogui gali būti sudėtinga suprasti, ką reiškia skaičiai, kaip juos sudėti ar atimti, ar net atpažinti laiką laikrodyje. Kartais net tokie paprasti dalykai kaip pinigų skaičiavimas ar atstumų įvertinimas gali tapti iššūkiu. Nepaisant šių sunkumų, žmonės su diskalkulija dažnai būna labai kūrybingi, puikiai supranta vaizdus, formas, spalvas ar nedirba srityse, kur skaičiai nėra tokie svarbūs. Sutinkama pagalba ir praktika, jie gali išmokti naudotis įrankiais, kurie padeda įveikti šiuos iššūkius ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Autizmas ir Aspergerio sindromas yra būklės, kurios daro įtaką tam, kaip žmonės bendrauja su kitais ir supranta pasaulį. Žmonės su autizmu dažnai pastebi detalės, kurių kiti nemato. Jiems gali būti sunkiau suprasti kitų jausmus arba išsakyti savo emocijas. Aspergerio sindromą turintys žmonės dažnai turi ypatingų pomėgių ar talentų tam tikrose srityse. Tačiau gali jaustis nejaukiai socialinėse situacijose, bendraujant ir kuriant ryšį su kitais. Svarbu žinoti, kad šie žmonės yra unikalūs ir gali būti labai talentingi, kūrybiški ar atkaklūs savo mėgstamose srityse. Kitiems gali būti sudėtinga mokytis tam tikrų dalykų, bet jie gali būti ypatingai talentingi kitose srityse. Pavyzdžiui, turėti puikią atmintį, būti labai kūrybiški ar mokėti spręsti sudėtingas užduotis. Noriu jums parodyti kelis garsius žmonės, kurie savo gyvenime susidūrė su sunkumais ir vis dar susiduria su jais. Tačiau tai jiems nesutrukdo siekti savo tikslų ir tapti puikiais savo srities specialistais. Pažvelkite į šį krepšininką. Tikiu, kad jo vardą tikrai esate girdėję ne kartą. Michaelas Jordanas, vienas garsiausių krepšininkų pasaulyje, kuris turi disleksiją. Tai reiškia, jis patyrė sunkumus mokantis skaityti, rašyti, tačiau tai jam nesutrukdė tapti NBA legenda ir laimėti 6 čempiono titulus. Pažvelkite į kitą garsų žmogų – aktorių. Johnny Deppas, aktorius, kuris taip pat turi disleksiją, tačiau jis tapo viena iš žymiausių Holivudo žvaigždžių. Tai nesutrukdė jam tapti talentingu aktoriumi, išmokti reikiamus tekstus filmams. Vienas garsiausių pasaulio mokslininkų – Albertas Einšteinas. Nors daug kas žino jį kaip genijų, jis turėjo sunkumų su namų ir klasės darbais ir buvo įtariama, kad jis turėjo disleksiją.
bet tai jam nesutrukdė nuveikti svarbius ir didelius darbus. Elonas Muskas, žymus verslininkas, Tesla ir SpaceX įkūrėjas, viešai prisipažino, kad jis turi autizmą. Jo inovatyvūs pasiekimai technologijų srityje, įskaitant raketų vystymą, rodo, kad autizmas gali tapti žmogaus stiprybė. Nors autizmas gali sukelti sunkumų tam tikrose situacijose, jis taip pat gali tapti žmogaus stiprybė kitur. Žmonės turintys autizmą dažnai labai domisi konkrečiu dalyku ir tam atiduoda visas savo jėgas. Jie skiria daug laiko, domisi visais su tuo susijusiais dalykais. Ši aistra ir laiko skirimas tampa jų stiprybė, nes jie gali pasiekti puikių rezultatų savo mėgstamoje srityje. Dar vienas garsus žmogus – Billas Gatesas, Microsoft įkūrėjas ir vienas turtingiausių pasaulio žmonių, kuris, manoma, turi Aspergerio sindromą, nors jis tiesiogiai to nėra patvirtinęs. Vis dėlto, jo gebėjimai ir išskirtinis intelektas rodo, kad Aspergerio sindromas gali būti susijęs su neįtikėtinu mąstymu ir naujų dalykų kūrimu. Pažvelkite į šią merginą. Turbūt girdėjote apie jos svarbius darbus dėl mūsų žemės. Tai Greta Thunberg, pasaulinė klimato aktyvistė, žinoma dėl savo kovos už klimato kaitą. Ji patvirtino, kad turi Aspergerio sindromą. Greta dažnai kalba apie tai, kaip šis sutrikimas prisidėjo prie to, kad ji ryžosi kovai už aplinkos saugojimą, nes ji nepaiso socialinių normų ir nesustoja, kol nepasiekia savo tikslų. Šiandien susipažinome su matomomis ir nematomomis negaliomis. Tikiuosi, kad sužinojote daug naujų ir įdomių dalykų. Nepamirškite savo įsakytų minčių ir svarbių pastebėjimų. Prisiminkime, kad nepaisant mūsų sunkumų ir negalių, yra daug gražių dalykų, kuriuos galime pasiekti ir padaryti. Nors kartais susidurime su sunkumais, nepamirškime, kad sunkus darbas, tinkamų būdų atradimas gali padėti įveikti šiuos sunkumus arba susidurti su jais vis rečiau. Ir dažnai laikui bėgant sunkumai tampa lengvesni, jeigu stengiamės ir dirbame, kad juos įveiktume. Keliaukime prie užduoties. Žemėje įvyko nelaimė ir mūsų planeta greitai žus. Raketoje, kuris skris į naują planetą, yra labai mažai vietos, todėl į ją gali patekti ne visi žmonės. Kiekviena grupė gaus po žmogų, turinti tam tikrą negalią, ar žmogų, kuris susiduria su tam tikrais sunkumais. Kiekviena komanda turi paaiškinti, kaip jų gautas žmogus gali būti naudingas naujoje planetoje, ką jis galėtų pasiūlyti naujai bendruomeniai, kodėl jis turi būti išgelbėtas. Grupės tikslas – apginti tą žmogų ir įrodyti jo svarbą bei naudą, paaiškinti, kodėl jis turi būti išrinktas keliauti į kitą planetą, kur žmonija pradės naują gyvenimą. Pamokėlės pabaiga. Linkime jums smagiai atlikti šią užduotį. Vaizdo įrašai buvo surinkti naudojant įvairias platformas, tokias kaip YouTube ir TikTok. Nuoširdus ačiū dėstytojai Margaritai Jurevičienei, jog ji pasidalino informacijos šaltiniais apie skirtingas negalias ir kaip apie jas kalbėti su vaikais. Taip pat dėkojame psichologijai Julijai Kežieniai, kuri patarė, kaip praplėsti šią pamokėlę ir ją papildė svarbiomis temomis. Padėka keliauja ir psichologijai Eglei Kvietkauskaitei, kuri pasiūlė šią nuostabią užduotį ir padėjo išplėtoti viziją apie šią pamoką. Ačiū Klaipėdos Vitės progimnazijos švietimo pagalbos specialistėms Kristinai, Gintariai, Irmai, Linai, Rimai, Julijai, Laurai ir Anikai, kurios kiekvieną dieną rodo savo meilę vaikams, kurie susiduria su sunkumais. Jūs tampate šių vaikų globėjomis ir padedate jiems įveikti ar sumažinti jų sunkumus. Dėl jūsų šie vaikai jaučiasi laimingi, labiau pasitiki savimi ir kartu su jumis atranda būdus, kaip mokytis ir pažinti pasaulį.
tyliai padėkosime ir savo, kad ėmėme šio darbo ir paliksime šią pamokėlę internete. Galbūt ji padės pedagogams supažindinti vaikus su kitų žmonių sunkumais, skatins jų supratimą ir pagarbą jiems. Dėkojame jums visiems už jūsų nuostabų darbą ir indėlį.